Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – žiniasklaida ir reklama. Išsiaiškinsime, kodėl reikia būti kritiškam, vertinant žiniasklaidą ir reklamą. Senovės išminčiai byloja. Vartotojas tai kaip žindomas kūdikis, kuris verkia, kai negauna pieno buteliuko. Paklausykime teksto. Reklama – tai kurios nors prekės ar paslaugos išgyrimas ir išgarsinimas. Deja, reklama dažnai būna apgaulinga. Pavyzdžiui, berniukas valgo bulvių traškučius ir džiaugiasi, kokie jie skanūs. Traškučiai gal iš tiesų skanūs, bet nutylima apie jų poveikį. Taigi nereikia aklai tikėti tuo, ką sako reklama. Žiniasklaidos istorikai dažnai prisimena skandinavų mitologijos dievą Odiną, ant kurio pečių kas rytą nutupia du varnai – Muginas, įsimenantis, ir Huginas, mąstantysis. Švintant, apskridę pasaulį, išgirdę ir pamatę, kas jame dedasi, šie du protingi paukščiai pateikė savo šeimininkui žinias. Remdamasis gautą informaciją, Odinas spręsdavo, kaip toliau tvarkyti pasaulį. Panašiai, kaip tie du paukščiai turėtų veikti ir žiniasklaida – surinkti informaciją, apdoroti ir pateikti žmonėms, kad šie ją apmąstytų ir įvertintų. Atsakykime į klausimus. Kas yra reklama? Kokios yra reklamos rūšys? Kokią įtaką reklama daro kasdieniniam žmogaus gyvenimui? Kokią įtaką žiniasklaida daro žmogaus mąstymui? Kodėl reikėtų kritiškai vertinti reklamą ir žiniasklaidą? Paklausykime kito teksto. Reklama, kaip ir kiekvienu kitu komunikacijos aktu, pirmiausia perduodama informacija. Kaip ir kiekvienas kitas komunikacijos aktas, ji gali būti ir verbalinė, ir neverbalinė. Reklama perteikia informaciją ir tekstu, ir vaizdu, ir garsu. Tačiau reklama nuo kitų komunikacijos aktų skiriasi tuo, kad jos tikslas ne tik perduoti informaciją, bet ir paveikti klausytoją, sulaukti norimos emocinės reakcijos. Reklama be jokios abejonės susijusi su masinė komunikacija. Komunikacija tampa masinė tada, kai pranešimas perduodamas specialių institucijų, panaudojant komunikacijos priemonės ir kanalus, jis skirtas dideliai, anoniminiai, įvairialypiai auditorijai. Pamąstykime, kaip masinė komunikacija susijusi su reklama. Kuo reklama skiriasi nuo kitų komunikacijos būdų? Ačiū už pamąstymus, mokiniai. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.